iš tikrųjų šiandien važiavome apie 60 žmonių. Begalviai atkrito, tai liko, nežinau, gal 50 kokie. Tai va. Tai kitą kartą begalviam pasakysiu arba begalvių draugam, kad važiuokit atsargiai, iš tikrųjų nelenktyniaukit. Čia ne varžybos, bus varžybos, lėkit. Mes važiuojam čia savo malonumui, atsipalaiduot ir taip toliau. Ta prasme, savo gyvybės nesaugoja, tai saugokit kitų, močiučių ir taip toliau. Mažų vaikų ant tako būna, o sakau, visą laiką būna begalvių šitam važiavime, bet laikui bėgant tie begalviai kažkur atkrenta ir daugiau nevažiuoja. Jiem gal neįdomu, pasidaro adrenalino reikia kažko. Tai va, toliau šiokia tokia informacija. Šitas Nemuno ratas vyksta kiekvieną ketvirtadienį 6 valandą, vėliau biškį laiką keisim į 7. Nu, nes vėliau saulė leidžiasi ir kam darbai, kam kas, tai darysim vėliau 7, bet kol kas 6, pasakysim, kad bus 7. Tai va, toliau kiekvieną antradienį irgi 6 valandą nuo čia vyksta Nemuno ratas plus, tai čia toks biškį labiau patyrusiem. Ta prasme, jei turit prastą dviratį arba siaurais ratukais jau nepatartina važiuoti, nes nors yra tokių veikėjų, kurie moka ir su siaurais ratukais miškais. Nes viename antradienį mes kur nors važiuojam palei Nemuną mišku ir taip toliau, nu tiesiog smagesnę trasą tokią susirandam, ten biškį sunkiau. Bet, kaip praeitą antradienį parodė, galima ir su vaikais, ir su vežimuku pravažiuoti tą trasą, viskas ten normaliai. Tai va, tai kas norėsit, turit jėgų kojose, tai galit ir antradieniais prisijungti. Ilgsiems maudytis antradieniais. Jo, dar per anksti maudytis, bet vėliau tai važiuosim į Luksnėnus maudytis. Nebūtinai antradieniais ir ketvirtadieniais važiuosim. Bet vėliau, kaip tokias renginys, žygis toks į Varėną, pirmyn atgal. Olito Aranai organizuoja senuoju geležinkeliu. Ten važiuoja grupė žmonių iš visos Lietuvos, bet ten niekas nelėkia, ten ne maratonas, niekas tiesiog su buterbrodais, su kuprinėm važiuoja į Varėną ir atgal senuoju geležinkeliu, su visokiais sustojimais, gidu ir taip toliau. Ten labai įdomu, yra ką nufotografuoti ir taip toliau. Reikia vežtis tik maisto ir 15 litų nakvyniai barakė Varėnoj. Tai jei ką domina, galit važiuoti, išvažiuoja šeštadienį ryte, bet kadangi prognozija nekokia, tai tikriausiai puslapį skaičiau, atšaukė šį savaitgalį tą važiavimą ir bus kitą savaitgalį, 17-18 dieną. Tai jei kam įdomu yra Facebook'e Nemuno rate, tenais paskelbta, yra visos nuorodos, informacija, valandos, telefonai ir taip toliau. Jei kas norės tam važiavime, tai pasižiūrėkit, malonu būtų, kad kažkas važiuotų. Toliau dar šiemet vyks toks važiavimas aplink Dusios ežerą. Tik dar datos tiksliai nežinau irgi, ten bus su nakvynė, su palapinė važiuosim. Pernai važiavom, visiems patiko. Žodžiu, ten važiuosim. Toliau yra Alytaus dienos greit artėja, dabar neatsimenu, gegužės. 15-16 Birželio. Taip. Tai va, birželio mėnesį ten 15, kurią ten dieną, nežinau, bus Alytaus dienos čia, miesto šventė. Ir ten irgi vyks toks važiavimas, dviračių važiavimas irgi. Tiesiog Alytaus mašinų gamykla Astra organizuoja, direktorius tą važiavimą, nu kaip organizuoja, remia tą važiavimą, mes visi važiuojam. Tas važiavimas irgi panašiai kaip Nemuno ratas toks vyksta, bet ten daugiau suaugusiems skirta. Ir ieškot vairuotojų. Ir ieškot vairuotojų reikia, nes aišku, ten gali važiuoti ir vaikai, ir šeimom, bet galutiniai stoteliai tai visą laiką būna toks didelis balius. Palapinė tokia didelė. Vaišės, tokios ypatingos vaišės. Ypatingos vaišės, nemokamos vaišės, ypatingos, su visokiais dzūkiškais darytiniais reikalais. Namų gira. Vis namų gira. Ta prasme, labai geras, tik jeigu kas labai mėgėjas vaišintis vaišėmis nemokamis, tai turėtų susirasti vairuotoją, kuris parvežtų dviratį. Galima iš karto prie vaišių. Galima, negalima. Tai va, tai tas dalykas vyks birželio ten pradžioje, irgi tą paskelbsim. Toliau prie mūsų prisijungė šiemet sveikatingumo organizacijos atstovai, ar kaip ten tiksliau vadinasi. Visuomenės sveikatos centras mus remia ir jungiasi prie mūsų, ta prasme mes prie jų, mus visur reklamuoja ir taip toliau. Žodžiu, gerbkite ir mylėkite, moteriškės tokios važiuosiu. Toliau prie mūsų irgi šiemet prisijungė, kaip tiksliau vadinasi? Alytaus miesto bendruomenės centras. Čia vat yra atstovas jaunimo, pas juos labai daug jaunimo, tas jaunimas jungiasi prie mūsų, jie nori, kad mes jungtumės prie jų. Ir žodžiu, mes bendrai darysim irgi tokius išvykas žygius, kad jeigu lyja tikrai labai smarkiai,
tai mes nevažiuojam. Nei Nemuno rato, nei to Nemuno ratas plus, nei antradienį, nei ketvirtadienį. Bet jeigu ten toks lietus, atseit praneša, bet gali lis, gal nelis, tai mes važiuojam. Dabar beveik. Ne, nu ta prasme būna tokių išvažiuoji ten kažkur vidury kelio nulyje toks, tai dar geriau. Įdomiau, bet aišku, čia kai būna karšta vasarą. Jeigu ten +10, tai niekas nevažiuoja. Tomukai dar vienas prisijungė.